Sveiki visi. Labas, čia Jonas ir Rolandas radistai ir mes studijai turim labai didelį svečią. Prašau, susipažinkite. Tai yra Mr. Molis. Jo yra didžiausia svajonė tapti labai skaniu patiekalu. Aš norėčiau būti sriubas. Ir kokie mes būtumėm radistai, jeigu nepadėtume Moliui gyventi didžiausios jo svajonės. O pildo svajonės kas? Adelė! Lekiam pas Adelę. Kur ta Adelė? Va, Adelė! Adelė bučiukų. Labas. Draugai, čia yra Elektromarkt, apžvalgininkė, geroji fėja, technikos ekspertė arba tiesiog enciklopedija Adelė. Kaip laikaisi? Aš puikiai, kaip jūs vaikinai. Mes turim Molį, Molis nori kažko būt. O kuo Molis norėtų būti? Aš sriuba, galima? Sriuba? Norint išvirti gerą moliūgų sriubą, vaikinai, reikia ją labai smulkiai sutrinti. Reikia Todėl trintuvo. Mums šiandien reikės kokteilinės. Kokteilinės, aš tau sakiau. Oba. Matau, vaikinai pasistengėt gerai, a? Dirbėjom. O šiandien Moliui prireiks didelės ir talpios kokteilinės. Kokteilinės moliukai tau. Ši kokteilinė jis smulkina tobulai, bet jai Molis yra akivaizdžiai per didelis. Ši kokteilinė dirba labai tiksliai, bet jai šiek tiek trūksta galios. Galios trūksta Molį. Tu mums šiandien siūlai? Štai šią. Tavo gal asmeninė? Ši kokteilinė vaikinai yra tobula. Ji galinga, ji talpi ir preciziška. Kaip tik pats tas, ko reikia gardžiai, trintai sriubytai. Ar jūs girdit, kaip gardžiai mes ragaujame sriubą? Nes Elektromarkt pagalbininkė Adelė mums įsprendė visus klausimus ir be jokios abejonės Molio svajonę mes jį pavertėm sriubyte. Adelė gali padėti jums įsirinkti geriausią buitinę techniką jūsų virtuvėje. Adelė gali padėti, o Molis nebegali.